Tai atstovauja jai Girvydas Doblys, Juozas Valčiukas, Asta Grinevičienė. Tai aš dabar žiūriu į Girvydą ir galvoju, kur švietimo istorijoje aš pirmą kartą jo pavardę radau. Tai ta pavardė nuskambėjo 88 metais Literatūros ir meno savaitraštyje. Ten buvo toksai spausdintas straipsnis, stengiamės atsitiesti. Čia jūsų. Tarp kitų. Taip, tarp 28 asmenų, kurie rašė, kaip keičiasi ir kas čia dabar bus daroma su Lietuvos švietimo reforma, kaip čia bus viskas modeliuojama. Paskui ta pavardė dažnai, kur tik tai yra koks kolektyvinis raštas protestuojantis ar panašiai, tai visur ten būdavo Girvydo pavardė. Peticijose, bendrosiuose programuose, taip toliau, taip toliau. Žodžiu, Girvydas tada buvo jau mano galva tikras pilietis, kaip mes jį suprastume, ne? Ir šiandien keliamas toks klausimas, piliečių gimstama ar tampama. Tai, kadangi Girvydas kalbės pirmasis, tai mes norėtume girdėti iš tikrųjų, ką jie tada projektavo, ar gimimą piliečių, ar tapimą piliečių. Ir kitus tokius dalykus. O dabar einu prie kitų kolegų. Juozas Valčiukas. Galėčiau aš jį pristatyti kaip Mykolo Romerio universiteto doktorantą. Bet šiaip jau mane kolega Juozas sudomino visai kitame kontekste. Jis buvo tarp pretendentų gauti Meilės Lukšienės premiją. Gavo kitas žmogus ir dabar skaitau kolegos Juozo tekstą Bene Bernardinuose, nepamenu tiksliai. Bet galvoju, dabar čia mums klius, kad komisija buvo neobjektyvi ir taip toliau, o Juozas rašo. Na, žinote, aš premijos negavau, bet aš ten sutikau daug, visą pulką, labai moderniai, labai naujoviškai mąstančių jaunų žmonių. Kviečiu visus burtis į Meilės Lukšienės klubą. Ir tada aš galvoju, čia tikrai pilietiškai. Apie kitus savo darbus Juozas žinoma pats pasakys, bet man dabar rūpi dar iš karto žodį tarti ir apie žmonės iš Suvalkijos, iš Vilkaviškio Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos atvažiavusius direktorę Astą Grinevičienę. Šiaip jau į mažas mokyklas švietimo politikai žiūri, žinote kaip. Jeigu mažas, tai nieko ten nevyksta, apskritai jas kuo greičiau, nes jos brangios ir panašiai, žodžiu, kuo mažiau ten vaikų liks, tuo geriau Lietuvai, tuo mažiau pinigų bus išleista, taip toliau. Tai štai girdžiu tokius dalykus, kad Gižuose dedasi kažkokie ten ypatingi dalykai. Taigi, ką gali maža mokykla tą pilietį ugdydama. Tai va tokią komandą čia pristačius, laukiame jūsų dabar reakcijos, siūskime mikrofonus artin. Jau turit? Ne, neduodam. Neduoda. Kas mikrofoną sustabdė ir kur padėjote? Labadiena. Veikia? Tai ačiū Ramutei už priminimą, kad aš labai mėgdavau pasirašinėti kolektyvinius laiškus. Ir kaip čia jau sutarėm, ar ne, kad Meilė Lukšienė tikrai buvo labai protingas žmogus. Ir man teko garbė dirbti kartu. Ir atvirai pasakius, dabar, kai čia kalbėjo daug visokių dalykų, aš prisiminiau, kad aš ne visada suprasdavau, ką Meilė Lukšienė kalbėdavo arba rašydavo. Tai čia manau, kad kadangi ji tikrai gimė tikriausiai per anksti, nes jį pralenkus mūsų laikmetį yra mažiausiai 50 metų. Mes ir dabar dar, man atrodo, galim skaityti šitą knygą, storą, didelę. Ir čia viskas surašyta, kaip liktai šiandien parašyta. Ne vakar, šiandien. Aš skaitau vieną sakinį, parašytą 89 metais, straipsnis Sudėtingas reiškinys laisvė, aš po to grįšiu, ir laisvės sąvokos. Ir čia rašo, stebime mūsų parlamento ir augimą, ir kartu dažnai primityvumą, nesuvokimą esminiais, gyvybiškais klausimais. Taigi, tiesiog šiandien rašyta. Tai klausimas, kuris užduotas piliečių gimstama ar tampama, tai galima sakyti ir taip. Gimsti žmogus Lietuvoje ir esi pilietis. Bet piliečių, to tikrų piliečių, atsakingų piliečių tampama, aišku, arba netampama, anksčiau ir vėliau. Ir vėl prisimenant Meilę Lukšienę, pilietiškumą jie labai aiškiai sieja su laisve. Ir
kažkaip galvoju dabar Lietuvoje, kaip ta laisvės savoka yra. Ji yra labai nepopuliari arba populiari iš kitos pusės, nes mes mėgstam labai kaltinti dėl visų savo nelaimių, kad čia laisva Lietuva viską padarė, visą šitą bardaką tokį, kur čia viskas yra labai blogai, kas mano galvo yra visiškai nesąmonė taip galvoti. Ir kuo daugiau galvoju apie tą laisvės savoką, tuo labiau supranti, kad žmonės šitą savoką laisvės vartoja tik politiškai. Laisvės mes nenorim suvokti asmeniškai, nes laisvė visų pirma tai yra atsakomybė ir tada tu liktai patampi atsakingas už viską, kas vyksta. Ne ministerija už dokumentus, ne švietimo skyrius, ne direktorius, o tu pats esi atsakingas už tai, kas vyksta, nes tu turi būti apsisprendęs, jeigu tu esi laisvas žmogus. Tai manau, kad šita problema yra pakankamai didelė, nors mes save guodžiam, kad Lietuva yra laisva valstybė, nes mes turim demokratinės procedūras, turim rinkimus, tačiau klausimas yra, ar mes patys demokratiškai esam kasdienybėje, tiesiog kasdieniam savo gyvenime, ar tos demokratinės vertybės yra mūsų vertybės, o ne kažkokios tai suvokiamos visiškai formaliai. Ir tada kyla tikrai labai daug klausimų, nes aš visgi būsiu jaunimo advokatas ir šiandien, kadangi tenka labai daug dirbti su jaunimu, nors dabar jau kažkaip nusibodus ir dirbti nesupratau seniai, kad suaugusiai yra didžioji problema. Tai yra mes čia visi sėdintis, nes jie tai nugyvens savo amžių normaliai, jeigu mes netrukdysim jiem. Bet mes stengiamės labai jiem trukdyti ir dedame visas pastangas, kad jiem būtų kuo blogiau. Čia supraskit mane teisingai. Tai mes labai daug šnekam apie jaunimo apolitiškumą, nepilietiškumą ir mes labai džiaugiamės, kai mes kaltinam tą jaunimą, kad jis yra toks blogas, ar ne? Bet visiškai nepagalvojam apie tai, kad ar mes esam tokie, iš kurių jaunimas turėtų imti pavyzdį. Aš čia pasiėmiau, kadangi piliečių tampa ne tik mokykloje, o dažniausiai mokykloje tikriausiai piliečių ir netampama, tai pasiėmiau tokius kelis pavyzdžius, kurie man labai yra simboliški. Pavyzdžiui, 2010 metų vasario 21 dienos Delfyje klausimas dienos buvo. Ką darote, kai įtarėte, jog parduodami rūkalai ar alkoholis nepilnamečiui? 79% atsakė nieko, ne mano reikalas. Nu, tai ne mano, tai ne mano. Matyti, jaunimas turi rūpintis visais tais klausimais. Dabar tais pačiais metais atliktas suaugusių žmonių tyrimas ir į klausimą, ar imsitės aktyvių veiksmų, jeigu Lietuvoje kils pavojus demokratijai, čia suaugusių tyrimas, 61% respondentų atsakė, ne, nesimsiu jokių veiksmų. 61%, tai yra mūsų 61 iš čia sėdinčių, sako, ta demokratija Lietuvoje ne mano reikalas. Tai ir tada toliau žiūrint tą visą konceptą, kuris vyksta, reiškia, suaugusių ir jaunimo santykyje, kai mes reikalaujam labai aktyvaus, reiškia, pilietiškumo iš jauno žmogaus, mes esame visiškai kitokioje būsenoje. Mes labai daug šnekam apie tai, kad mokiniai jaunimas nemoka švęsti vasario 16, kovo 11, bet pažiūrėkim, kaip mes patys mokam tai švęsti. Tai irgi yra didelis klausimas, į kurį aš manau, kad kiekvienas turėtumėm atrasti atsakymus. Bet aš dar kitokią tendenciją matau, kuri vyksta Lietuvoje, tai yra tam tikros moralinės panikos kėlimas visuomenėje, kai yra siunčiama žinutės per žiniasklaidą, aišku, tai, bet čia žiniasklaida ne prie ko, žiniasklaida transliuoja, siunčiama žinutės, kad dėl visų mūsų suaugusiųjų nelaimių ir problemų yra kaltas jaunimas. Žiūrėkit, kaip mes labai norim, kad būtų įvesta komendanto valanda tiem vaikam, kurie ten po kažkokios 11 valandos vaikšto, ar ne? Mes labai norėtum, kad jie neišeitų iš namų. Ir tada išvis geriau užrakinį išeitų ir palieki namuose. Toliau dabar svarstomas klausimas, kad jaunimas vėl pakelt amžių, kad alkoholį galėtų įsigyti nuo 20 metų. Iš vienos pusės tai yra geras klausimas keliamas, bet iš kitos pusės siunčiama žinutė, kad kalti yra tas jaunimas, kaltas yra jaunimas. Ne mes su savo alkoholio reklama, su visa alkoholio tradicija, kultūra, bet jaunimas yra kaltas, ne mes. Ir ta žinutė siunčiama tokia, kad tas jaunimas yra ir narkomanai, ir alkoholikai, ir visi kitokie. Tai manau, kad mes tada iš to jaunimo, kuriam siunčiam tokią žinutę, nelabai galim kažko paprašyti arba pareikalauti. Tai man atrodo, ir grįžtant prie Meilės Lukšienės, tai Meilė Lukšienė labai aiškiai sakė, laisvė yra labai svarbu, tik laisvas žmogus gali kurti save ir savo ateitį.
Ir kas man labai patiko iš Meilės Lukšienės visų tų punktų, sakymų, kuriuos įdėliodavo, tai jai buvo labai svarbi dialogo kultūra. Mums labai trūksta dialogo kultūros mūsų visuomeniai ir man atrodo, kad tos dialogo kultūros, reikėtų netgi specialiai galvoti, kaip tą dialogo kultūrą galima būtų skatinti, stiprinti ir mums visiems jos reikia mokytis. Tai ačiū. Galima. Sveiki. Girdisi? Gerai, malonu. Aš Juozas Valčiukas, man labai malonu ir didelė garbė dalyvauti šioje diskusijoje. Tas žmogus, kuris turbūt mažiausiai patirties turi, bet stengiasi prisidėti prie ugdant tiek studentus, tiek mokinius. Girdėjau šiandien išreikštą nuomonę, kad mokytojas, dėstytojas, pedagogas turi švytėti. Taip, pas mane šiandien stengiu švytėti, turiu keletą netekčių asmeninių, bet tu žinai, kad tu esi dėstytojas, mokytojas, aš ką tik iš universiteto, tai jie mane provokavo, sako, meilės diena, šiandieną sako, dėstytojau, ką galvojat? Aš sakau, vis mintyse tie dainos žodžiai. Aš tikrai myliu Lietuvą. Neišprovokavo, aš vis tiek į vasario 16 linkęs labiau. Tai iš tikrųjų 3 erdvėse esu universitete 4 metus, dėstau teisinius dalykus, bendrauju su keliais šimtais studentų kiekvieną metą. Taip pat mokykloje dabar darbuoju savo gimtojoje Kaune, fragmentiškai kol kas ir nuo sausio mėnesio pagaliau prisibeldžiau į socializacijos centrą mergaičių, kur pradėjau mokytojauti penktadieniais ir su profesoriaus Donskio pagalba, kuris literatūros, sakykime, sąrašu pasidalinęs, kaip dėstyti dalyką motyvacijos ir jausmų ugdymas. Tiesiog bandau prisiliesti prie tų mergaičių ir po šiandienos diskusijos eisiu ten, į pamokas. Mano galva, formuotis piliečiui reikia parengti dirvą. Dirva arba esmė, irgi pagal Meilę Lukšienę, yra tas meilės lauko kūrimas, individualių santykių kūrimas, kas yra dirva, gimti arba tapti piliečiu. Labai paprastas pavyzdys, darbuojantis dabar socializacijos centre, tai pirmoji pamoka, siekiant prisibelsti prie mergaičių, buvo laiško forma, prisibeldimas prie jų, tai kiekvienai pamoką išdalinau. Norėjusi kažkaip susipažinti, matosi atmetimo reakcija, be proto didelė, kaip suprantate, erdvė, niūroka. Tai išdalinau pamoką ir tame laiške, kuris buvo vienas klausimas tik tai, iš knygos Sofijos pasaulis. Ten mergaitė, kaip pamenam, gaudavo tas laiškus su vienu ar kitu klausimu. Tai aš taipogi siekdamas, sužinoti, kaip jos, kiekviena iš jų save pozicionuoja šiandieną, identifikuoti kiekvieną, taip pat ir save, nes aš taip pat į tą patį klausimą atsakinėjau ir jom nešu atsakymą. Tai kiekviename laiške buvo paklausima, kas tu esi. Kiek girdėjau, praėjusią savaitę socializacijos centre sukilimas visus atsakinėjai į tą klausimą, nes aš tikrai beldžiausi, kad tai nebūtų vienas atsakymas, nebūtų parašytas vardas, nebūtų jokių keiksmažodžių, o būtų tiesiog 12-20 sakinių pasipasakojimas, kas tu esi. Aš taip pat atsakinėjau į tą klausimą ir universitete dirbau prie šito klausimo kiek galėdamas ir šiandieną nešu atsakymą joms. Tai mano galva tai yra pirmas žingsnis į kito dalyko dėstymą, kuris vėliau turėtų prasidėti, tai yra pilietiškumo pagrindai. Pirma paklausti reikia savęs, kodėl aš turiu būti pilietiškas, man atrodo, motyvacijos ABC, ne tik socializacijos centre yra būtinas, taip pat mokykloje, taip pat ir universitete. Mano seminarai jokių būdų teisės teorija dėstau ir lyginamąją teisę, niekada neprasideda teisinių dalykų, kažkokių deklaravimai, normos, principai, baigtų Juozai. Pradėkime, ugdyti draugą, o paskiau jam pasiūlyti. Tai mes pirmiausiai turbūt einame į spektaklį. Pamatyti, kaip Regimantas Adomaitis vaidina paskutinį mėnesį spektaklyje, arba į visuomenės priešą nueiname, kur pamatome, kad spektaklyje visuomenės priešas, kaip žinote, tas žmogus, kuris nesitaiksto su melu, dažniausiai tampa visuomenės priešu. Kaip jisai gyvena, tai aš matau, kokie išeina po to spektaklio ir galų gale mes tada galim po truputį pradėti apie teisę. Visai kitoks pasibeldimas. Ir
kalbėjimas. Tai aš labai akcentuoju tą žingsnį atgal, tiek mano patirtį, tiek teisinius dalykus dėstant, tiek pilietiškumo dalykus dėstant. Pirmiausiai paklauskime ir tegul jie patys atsako, parenkime jų atsakymus į klausimą, kodėl aš turėčiau tapti pilietišku. Kol kas man sekas, aš tikrai tai matau. Esu Misija Sibiras dalyvis ir aš matau, kad mano studentai po pirmųjų paskaitų, kuriuose aš jums rodau mūsų filmą, kai mes su kolegom kryžius nešam Sibire, jie taip pat dalyvauja projekte Misija Sibiras, atrankose į Misiją Sibiras. Aš matau piliečių gimimą, pirmiausiai asmenybių ugdymą. Teisę jie pasims viename ar kitame kurse. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Tiek pradžiai. Ačiū. Asta, prašom. Pritarčiau prieš tai kalbėjusiems, kad pilietiškumas tai iš tikrųjų pirmiausia tai suaugusiųjų problema ir mokykloje galime tik savo pavyzdžių, suaugusiai savo pavyzdžių užkrėsti, parodyti, kaip galima sutarti, gražiai kalbėtis, dialogą rasti, mokytis vieni iš kitų, tokius savo demonstruodami savo tokį pavyzdį, mes galime prisidėti prie, sakykime, sėkmingos jaunimo ateities. Na ir aš daugiau mąsčiau būtent per tai, kasgi mūsų mokykloje padėjo mums suaugusiems ugdytis pilietiškumą. Ir čia ta tema tokia yra, kad piliečių gimstama ar tampama, tai iš dalies kažką mes atsinešam, tačiau manau, kad didžiai dalimi tai tampama piliečių. Ir kas mūsų mokykloje padėjo, sakykime, brandintis tą pilietiškumą, tapti tuo atsakingu piliečiu, tai, aišku, viso gyvenimo darbas yra, tai didieji šalies projektai. Galiu drąsiai pasakyti, mes tikrai nesam mokyklos palikti vieni, kad vyktų tas pokytis mokyklose, mumyse vyktų pokytis. Ir žinoma, jeigu didelę dalimi mes pasiekėme rezultatą, tas rezultatas matomas, net ir kaip skambino ir kvietė į šį renginį gerbiama Rita Dukynaitė ir tai užuodžiat ir Vilniuje, tai manau, kad pas mus tai nėra deklaratyvu, mes tikrai stengiamės būti tokie. Na ir teko perskaityti vieną iš Meilės Lukšienės minčių, kad iki absurdo stengiamės suprimityvinti gyvenimą. Iš tiesų, diskutuojant, kalbant, matant, kaip dalis mūsų švietimiečių gyvena, dirba, aš lyg matau tokias darom gražias fotografijas. Kalbėjom ir apie integruotas veiklas, ir apie kūrybiškumą. Na, reikia, parodysim, padarysim, bet kas už to giliai yra, kas už to slypi, na, tai mums ir tas pats reikia, tai parodysim, padarysim, bet tos atsakomybės tokios, kad turi tai viskas eiti iš labai giliai, iš gilaus suvokimo, tai ir pristinga. Na ir aš savo kolektyvų galėčiau pasididžiuoti, kad mums geriau jau tos nuotraukos, tos fotografijos bus ir tokios negražios, tačiau jos tikros. Ir tikrai didelė dalis žmonių, kokia sėkmė aš mąsčiau, kad mes labai daug skaitom ir domimės strateginiais šalies dokumentais. Mes labai daug skaitom, kaip daug. Kai vyksta planavimas, kaip analizuojam, ar mums pasisekė ar ne. Ir gilinamės į sąvokas. Gilinamės į sąvokas ir ne tik gilinamės, tačiau ir išmėginame. Ir vėliau mąstome, ar taip jau čia, ar tai atliepiame, ką iš mūsų nori, ar ne. Ir buvo užsiminta ir gerbiamos Natalijos apie tą misiją mokytojo. Labai daug skiriame laiko apie tą kultūrą, tokią kultūros tokios kūrimą. Na ir man turbūt pasisekė, kad aš norėčiau visgi paminėti tuos projektus. Man pasisekė, kad savo vadybinį darbą pradėjau su mokyklų tobulinimo programa, tai ir buvo tas, gal anksčiau ir buvo kiti projektai, tačiau būtent ir buvo, kad reikia atkreipti dėmesį į kiekvieną mokinį, kad kiekvienas vaikas darytų individualią, visokią pažangą individualią. Ir aišku, aš pradėjau su tokia savo vadovavimą, su tokia svajonė. Ir ta svajonė buvo, kad viena mano giminaitė
jinai mokykloje buvo gal vidutiniškai mokėsi, tačiau labai pavyzdinga, tikrai buvo mokiniai, mokytų klausė, uoliai tikrai visas užduotis, bent jau man atrodo, turėjo vykdyti. Ir kai jinai augino jau savo vaikučius, kartą man sako, žinai, sako, sapnavau košmarą, kad aš vėl mokykloje. Tai man išties tas labai suveikė ir aš tikrai norėjau, kad tik vaikai ne tik patirtų, neįgytų tų žinių mokykloje, bet ir patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų. Na ir turėjom taip į programą, ką supratome, ką ne, tačiau dar svarbus dalykas, kad mes tų projektų nepaliekam. Baigėsi projektas ir viskas. Ir toliau mums duokit ir mus mokinkit. Praktiškai visi projektai, nepraktiškai, o didieji tie projektai ir šiandien gyvena mūsų mokykloje, tai ir MTP, ir mokyklų tobulinimo programa, besimokančių mokyklų tinklų kūrimo programa, Lions Quest programa, lyderių laikas, 2 projektų esame dalyviai. Dar ką norėčiau akcentuoti, kad mane, kaip ir aš stengiuosi formuoti kurti tokią kultūrą savo mokykloje, tai man padėjo tą tokį, kaip sakyt, uždegė mane būtent tų projektų autoriai, vedliai. Ir tikrai su džiaugsmu prisimenu, kada ministerijos darbuotojai taip įstodavo pas mus, prieš mus mokytus, kad jūs taip turi daryti, ne kitaip, ir tas kelias tikrai teisingas. Na, žinokit, tikrai mus užvesdavo ir tikrai neįsiteikdama, o tiesiog tikrai norėčiau paminėti tuos visų projektų žmonės, tai yra Lena Stasiulienė, dabar jau striks visos pavardės, jaudinuosi. Nenoriu sakyti ir kiti, noriu paminėti Loreta Žadeikaitė, labai aktyviai visiems ištransliuodavo tą idėją. Gerbamo vedėjo, matau, išsakytos mintys, išvalgos, mes kitaip ir negalėdavom galvoti, kad tas kelias, kurį sako, tai yra blogas, yra neteisingas. Lyderių laikas 2, visa komanda ir Eglė Pranskuonienė su Rasa Šnipienė daugiau virtualiai bendraujam. Toliau Gintautas Cibulskas, labai tokių daug dalykų. Taip pat tokiam įdomiam dalykė esam sudalyvavę ir nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra mus pakvietė. Ir kaip aš minėjau, kaip paskambino Rita Dukynaitė, pakvietė į šį renginį ir mums suteikė tokių laimės vitaminų, kad taip mes tą linkme einam. Tai kai prieš 3 metus parašė direktorius agentūros laišką, kad jūs turit puikios patirties, kaip galima ugdyti tuos mokinius sėkmingai, vesti juos link sėkmės. Tai iš ties mums buvo stiprus pastiprinimas. Aš linkiu to, kad to pastiprinimo reikia vis, ir ypač tai kaimiškai mokyklai, na vis tiek mažesnė dalis tų mokyklų, kurie įsitraukia į tą pokytį. Ir man kai vadovui, tai tas buvo labai svarbu, kad, kaip žinoma, agentūra išnarsto po kaulelį, ten viską neužtenka tos vienos fotografijos, reikia visokiais pjūviais parodyti save, kad tu taip tuos mokinius teisinga linkme ugdai. Na ir baigdama pritarčiau Meilės Lukšienės minčiai, jog mokykla nėra, mokinių perfrazuosiu, mokykla nėra ta vieta, kur mokiniai kuriami ateičiai gyventi. Iš tikrųjų, tai ilgas tarpsnis ir labai sudėtingas, kur formuojasi jo laimė, asmeninė, pilietinė branda. Ir pirmiausia, tai vadovai, aš galvoju, su visa atsakomybė turi prisijimti, tai formuoti tokią kultūrą, kurioje būtent dauguma dirbančiųjų ir stengtųsi suvokti tą svarbią mūsų misiją. Dėkui. Ar kolegos klausimų turėtumėte grupėje? Gal ne klausimą, bet tokia mintis, kalbėjau apie pilietiškumą ir iš tikrųjų taip stipriai užtariant jaunimą, labai norėčiau prie to irgi prisidėti, dėl to, kad vakarykštį pavyzdį turiu, namuose aptarinėjom tokią situaciją, kai dėl lyčių skirtumų, sakykime, į kažkokias vadovaujančias pareigas parenkamas vyras,
Ir vyriausia dukra netyčia išgirdo tą mūsų pokalbį, taip supykus atėjo ir sako, aš tapsiu žurnalistė ir viską apie tai parašysiu. Va, sakau, dukra, dabar aš jau žinau, kuom tu nori tapti. Tai džiaugiuosi tuo ir iš tikrųjų pritariu tai minčiai, kad jaunimas iš tikrųjų puikaus to jaunimo yra ir mes jį turim tik visokiojopai palaikyti. Dėkui. Tai dėkojam trečiai grupiai. O įmų nesigirdi. Tai vis dėlto laukiame klausimo nuo grupės užrašyti. Na ir